Sveiki sugrįžę į mano YouTube kanalą, bei sveiki tie, kas čia esate pirmą sykį, malonu jūs matyti. Ir šiandien mes turėsime challenge'ą, kurį jau norėjau padaryti ilgesnį laiką, bet gavosi dabar tobula proga. Challenge'as yra pasidaryti makiažą su viena ranka, ne savo dominuojančia ranka. Tai man gavosi tobulai, nes man išoperavo dešinę ranką, riešą, ir aš dabar galiu naudotis tik kaire. Tai man čia iš vis tas challenge'as gausis tobulai, nes tiesiog fiziškai negaliu naudoti šitos rankos, tai viską darysim su kaire ranka ir pažiūrėsim, kaip tas makiažas išeis, ar viskas pasidarys gerai, nes šiaip aš savo kaire ranka esu gan patenkinta, nes tokia laikau save kaip abirankė, kad su abiejom rankom viską išeina pasidaryti, bet žiūrėsim, kaip čia gausis, tai nieko nelaukiam ir pradedam challenge'ą. Tai pradėsim nuo primerio, aš nežinau, ar net ir atsukti viską reikia su viena ranka, aš nežinau, kiek tas challenge'as turi būti ta viena ranka, ar visiškai viskas, ar tik tais pats tepimo procesas, bet aš mėginsiu padaryti kuo daugiau viską su viena ranka, jeigu jau ten, nežinau, neatsisuks man ne kaip produktas, tada jau mėginsim kaip nors padėti su kita ranka, bet pakol kas viską darysiu tik tai su ta kaire ranka ir žiūrėsim, kaip gausis. Kas galvoju gali būti sunku man, tai antakiai, nes antakiai tokius turi šiek tiek susikoncentruot. Kas dar? Eyelineris. Jo, eyelineris turėtų būti sunkoka, nes vis tiek turi tiksliai užsitepti. Man rodos, aš per daug primerio užsitepiau, bet ką padarysi. Be to, šiek tiek spuogiukų išlindę daugiau, tai stengsime užmaskuoti juos, bet nežinau, įdomu, kaip tas challenge'as. Dabar aš galvoju, ar dėti iškart pudrą, ar mėginti užmaskuoti spuogelius prieš tai. Jeigu darom challenge'ą, tai darom jį kuo sunkesnį, mėginam užmaskuoti spuogelius, irgi viskas su viena ranka. Ting, 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 ting. Yra kaip yra, o Jėzus, kokie pirštai purvini. Žodžiu, nekreipkite dėmesio. Purvini čia ne dėl to, kad aš murzė, dėl to, kad kūrenu namus su juodom briketėm tom tokiam, kur būna, ir kai viską metu dabar su ta kaire ranka tiesiog prilenda. Čia nėra, kad purvas, čia tiesiog tas brikečių dalykai ir jo. Dabar net susigėdau, tokia pasijutau purvina, bet paaiškinu dėl ko, ne šiaip, nerendam. Gerai, tada pudra. Atsisuk. Ne, nieko, naudosim burną. O, dabar jau prasisuka ir su rankytėm. Ką galiu papasakoti, tai bus keista, kai jau užgis randas po operacijos, pamatyti save be tos cistos, kuri buvo riešė, nes aš su ja gyvenau jau 6 metus. Tai čia jau kaip mano draugelis tapo ta cista. Aišku, ne draugelis dėl to, kad žiauriai skaudėt pradėjau ir dėl to aš ir operavaus, kad tą skausmą nuim tikėtina. Bet dabar, kadangi kai operavo, pamatė, kad ten buvo ta cista prie sausgyslės prilipus ir ją reikėjo atkrapštyti, tai dabar tiksliai nežinau su kuriuo pirštu, bet kažkuris pirštas grynai turbūt su ta sausgyslė susijęs, nes kai judinu, skauda, jaučias, kad tempės kažkas viduj. Turbūt, kol neužgistas patempimas visas, tol paskaudės. Bet šiaip žaizda susitap 3 siūlėm. Randas liks tikrai. Jau galvoju tokia, kad tipo, jeigu randas labai negražus būtų, gal galėtų jį uždengti su kokia tatuiruotė, nes aš tatuiruočių šiaip dar norėčiau gyvenime, bet nežinau. Žiūrėsiu, kokio dydžio randas, nes šiaip tada gausis grynai ant riešo tatuiruotė, jeigu daryčiaus, kad uždengt. Bet čia ateity.
Žiūriu, ar viską gerai dengiu. Gal reiktų pasidėti tą veidrodėlį čia labiau. Gerai, pudra uždėta. Dabar pas mane yra kontūras next. Kontūras. Oi, čia bus sunku nuimti. Ok. Nu, manau, veido dalykai nebus taip sunku pasidaryti su kaire ranka, bet tie tokie, kur labiau reikia, kaip sakant, atidumo bus sunkiau pasidaryti, bet nėra sunku, bet keistas jausmas, kai viską dabar tepuosiu su kaire ranka, tai taip nenatūraliai, kai vis laikai pratęs naudoti tą kitą ranką, kažkaip nenatūraliai atrodo, norėtus paimti, bet dabar, kai negaliu fiziškai, taip stabdo. Vat sunku kitoj pusėje, labai toks nejaukus jausmas, neįpratęs iš šitoj pusėje daryti viską su ta ranka, tai atrodo, kad narini tą ranką taip keistai. Šiaip, čia toks fun dalykas, pamėginkit patys namuose, kas darotės, pasidažyti su ta ranka, su kuria nesidažote. Ir kaip jums išeitų tai, nes ta prasme, darau ir atrodo, kaip nenatūraliai, ne taip atrodo, ne taip turi daryti. Bet nėra, kad labai sunku, tik tiek, kad labai nenatūraliai. Ypač toj pusėje. Net ranka pavargo. Na jo. Kontūras done. Toliau pas mane yra pudra. Tai... aš čia dantis susilaužusi su savo to atidarinėjimu. Tai pamėginsiu pudrą užsidėti su šituo. Kaip gausis mum. Kaip nenatūraliai toj pusėje. Atrodo, judesys net netoks. Gerai, akis taip. O visą kitą veidą su šepetėliu darau. Tai pasiimkim pudros ant šepetėlio. Ui. Plaukai visur. Be to, jeigu nori į dušą eiti, turi užsidėti pirštinę, apsirišti ją su lipnia juosta ir tik tada gali eiti, nes negali šlapinti, kol siūlai yra žaizdoje. Tai visas reikalas gauna su prausimosi, maudymosi. Taip pat kaip ir indų plovimas, turi užsidėti pirštinę, jeigu nori kažką prisilaikyti su ta ranka. Žodžiu, dabar toks visas dalykėlis. Gerai. Dabar bronzeris. Bronzerį dabar pamėgau dėti su šito šepetėliu tokiu didesniu. Žiūrim. Šitoj pusėj gal nebus sunku. Tik tiek, kad, kažkaip netidirbus ta ranka, sunkiai tepas. O gerai, kaip čia dabar? Ječius, kaip nenatūraliai slenka ta ranka. Jokinga. Aš kažkada senai tik tokią, man rodos, dariau tą challenge, bet nepamenu, kaip man ten sekėsi. Visiškai, nes gan senai. Čia nebuvau išblendinus. Nosytės. Gerai, kad dabar pamačiau. Vat, pasirodo, kai blendini su kita ranka, gali praleisti tokius dalykus. Ok. Jeigu darom viską, tai darom viską. Užsidėsiu ir blushą. Šiaip blushą ne kiekvieną dieną dienos, bet dabar dėl challenge'o pasidarysiu viską. Ir po blush'o jau manęs lauks antakiai. Ir žiauriai bijau, nes atrodo, kad šitoj vietoj bus man reikaliukų. Nes čia dabar veidas, tai viskas taip daug vietos klaidom. O antakiai jau yra antakiai. Ok. Pabaigiam su veidu, su baze ir dabar antakiai. Pirma, susišukuokim. Aš jau matau, kad čia bus ką veikti. Susišukuokim antakius.
Dabar dar to gal nedėsiu. Nusiimkim. Atsidarykim antakio peštuką. O, gerai. Net nežinau, nuo kurio antakio pradėti. Aš nenoriu susigadinti makiažą. Kaip nenatūraliai. O Jėzau, dreba ranka. O Jėtus, kaip nepatogu ir nemalonu, visai ne vaibas. Atrodo darai ir ne ten nori eiti tas peštukas, kur tu nori, kad jis eitų. Kaip aš drebu. Ok. Visai nieko įsipildė, bet dabar reikia tą priekį. Jėzus Marija, kaip nenatūraliai. Nu bet pusė velnė, gerai. Kita. Dar labiau dreba rankos čia. Atrodo, kas čia tokio, bet yra ką daryti. Aš nežinau, ar man čia tremoras padidėjo dėl nervų, ar čia, kad susikūp taip reikia. Nu jau čia nelabai. Čia nelabai jau. Čia biškį nuvažiavau į šoną. Tai kas bus su eyelineriu tada, jeigu su antakiais taip sunku? Nu, dabar netragiškai, aš nesakau, čia nėra, kad tragiškai padariau, bet žiauriai sunku. Aš žinokit, daugiau nebelėsiu, susišukuoju. Ir dabar uždėsim tą gelę ir nebeliečiu, nes aš bijau, kad aš susigadinsiu labiau. Turime gelį. Kaip reikės tušą įsidėti? Irgi nepatogu labai. Nu, kaip vertinat antakius? Nu, tokie ne per gražiausi, bet bus gerai. Žinot, aš norėjau daryti kaip kiekvieną dieną makiažą savo rudą dėti eyelinerį, nes bus paprasčiau, bet galvoju, čia challenge'as, tai darykim viską su juodu, nes bus sunkiau. Tai dabar aš pamėginsiu vidurį akių, nu tą vidinę liniją su juodu pasidaryti ir tada mėginsim juodą eyelinerį, nes kas nerizikuoja, tas negeria šampano, o aš šampaną mėgstu. Gerai. O dieve. Nelabai čia kas gavosi. Nesuprantu, ar pasitepė ar ne, nes visiškai nesijaučiu. Au! Įsidūriau akį kaip reikiant. Gal, einam prie kitos. Au! Kaip ant tiek nesijaučia su kita ranka, kai darai, nejaučiu. Au! Aš akis įsivadysiu. Aš visą taip pat daraugi su kita ranka, aš įkišu ir patraukiau tiesiog ir nusidažau, bet su kita ranka nejauti spaudimo. Aš visą verkiu dabar, nebegaliu dažytis. Eik tu savo, visiškai nejauti, ant kiek spaudi tą, taip ūkė, nejauti, ant kiek spaudi jį ir įsiduri tiesiog į akį. Nu palaukit, pamėginsiu dar sykį. Dabar iš vis ne toj vietoj, dabar ant viršaus pasidažiau. Ne, nu čia tai... Arba per mažai, kad nieko nepasidažai, arba per daug.
Žinokit, čia geriausia, ką aš padarysiu. Prasme, aš bijau išsibadyti akis, nes ir taip, kiek... Ne. Kaip? Aš galvoju, kokį eyelinerį mėgint. Gal pamėgint šitą, kur turėtų būti po Quick Wing. Vis tiek sunku bus atitaikyti, bet bent jau neišsibadysiu akių. Mėginam? Mėginam, aišku, ką čia. Ką čia nepamėginsi? Palinkėkit man sėkmės. Palinkėkit man sėkmės. O jėtus. O. Dar reikės prasibrėžti su kita pusė, bet kaip dreba rankos. Gerai, turim tą wing. Dabar su kita pusė reikia pasidailinti. Ar mes sugadinsim viską dabar, ar ne? Balsuokite komentaruose. Aš nieko nepadariau. Dar. O, gerai. Eina. Ką aš čia nusibrėžiau šone? Palaukit. Užskaito? Ne, reikia padailinti. Čia bus tas variantas, kur dailini ir turi eyelinerį iki galvos. Ne, viskas, aš palieku čia. Bet kaip dabar šitoj pusėj padaryt? O Dieve šventas. Pūkis gaudo musės. I'm scared. Jie visiškai nepanašus. Čia du skirtingi paveikslėliai. Aš nemoku pasakyti, ant kiek sunku yra su kita ranka daryti. Šitą pusę, dešinę pusę su kairė ranka. Atrodo, net neveikia ta ranka taip. Kaip su šita ranka viską padarai, kai darai? Su šita neįmanoma, neišsirečia man tai net ranka, atrodo, nebeveikia. Ir aš lankstus žmogus. Ir vis tiek man neveikia ta ranka. Nu, palaukit. Piešiam. Panašiau. Nu, žinot, aš pasakysiu taip, senais laikais, kai aš buvau jaunesnė, aš su dešinė ranka taip nusipieždavau eyelinerį. Tai kad dabar su kairė taip nusipiešiau. Palauk, kaip reikia ploti su viena ranka. Kaip ploja kurtiem žmonėm, man rodos taip. Tai paplosiu sau, nes čia geriau nei aš tikėjausi. Aš tikrai tikėjausi, kad nieko neišeis, tai išėjo. Gerai. Einam toliau. Dabar mėginsim užsiriest. Kaip pūkis čia atsirado? Kaip? Gerai, mėginam užsiriest su viena, su kairė ranka. Blakstienas. Nežinau, kiek čia užsirėčiau, kiek ne. Tai kai nerangumo kairė ranka, klausykit. Kas
Kas čia vyksta? Aš nusivylu savo kairę ranką. Gerai. Pasiemam juodą tušą, kurio... Au! Pažiūrėkit, ką su dančiu padariau. Kurio nenaudojau jau ilgą laiką, nes dabar visat naudojau rudą tušą. Hello? Sveiki. Nežinau, kaip čia išeis. Pūkė, gal nori padėti? Ištrauk. Iškrisk. Tas garsas. Kad jinai iš visų pusių. Čia Bela, čia Pūkis žiūri į mane, galvoja, ką ta durinė daro. Kodėl taip ranka dreba? Aš bijau. Aš įsipadysiu akis su tokiu drebėjimu. Bye. Hello, Bella. Hello! Stebi mano mergytė mane. Jaučiuosi kaip kokia psichė. Ir čia kairė akis, palaukit, dar dešinė liko. Vėl tas garsas. Gerai. O dievuliau. Aš nežinau. Palaukit, dar taip galima. O, čia jau kažkas panašiau. O. Ei, klausykit, gerai, tušas atrodo ant tokių kažkaip. Su to žodžiu ant nosytės pavarėm, dabar reikės kažkaip nusivalyti su kairia ranka. Čia, manau, geriausia, ką aš išgausiu. Tai aš net nebemėginsiu. Dabar reikia kažkaip nusivalyti tą nosį. Nosį. O, nusivalė, gerai. Aš turiu naujus blizgučius iš šį glamą. Noriu užsidėti ant akių. Tai, čia turėtų būti nesunku, vis tiek su pirštuku dedasi. Wow. Nu, klausykit, beautiful. Kur aš čia? Virš antakio uždėjau, nes aš noriu. Suprantat, ką aš noriu padaryti? Aš noriu. O, Dieve šventa. Nu, žodžiu. Galėjau kaip nors taip, bet, nu va, jo, galėjau, bet ne, man reikia. Wow, kokie blizgučiai tie gražus. Jeigu įdomu, kokie čia blizgučiai, tai paskutinė mano Sheino hole jie yra ir numeris jų yra uždėtas, jeigu norit nusipirkti. Wow, pirmą kartą naudoju, taip, labai gražu. Ir kas? Liko mum lūpos. Ką lūpom daryti? Net nežinau, ką čia tom lūpom. Turim čia kažkokius 2 numeriukus. Pamėginkim šito. Nematau, kokia spalva. Oi, čia ruda, labai ruda. Gal nenoriu rizikuoti su labai ruda. Va, čia tokia nude. Darom šitą. Be to, kas dar nesat prisijungę prie mano kanalo narių, tai prašau prisijungti, tik eurą 99 centus kainuoja, bet jūs gaunate visas privilegijas ir gaunate daugiau video iškart ir padedat man labai, tai tikrai kas galite prisijungite, o šiaip kas norite
nežinau, man padėkoti už video, tai visą laiką galite komentaruose ten pinigų sumą įmesti, kokią norite, jeigu norite. Ta prasme yra pas mane tie įjungti special thanks, tai jeigu norite, galite, bet čia tik tais pasiūlymas, nebūtina. Gerai, toliau tęsim savo make-up look ir dabar kažkaip lūpas reikia laininti. Visai nieko. Klausykit. Gal reiks pradėti dažyti su kaire ranka? Padirbėti daugiau reikia, bet rezultatas tai nėra tragiškas. Ar jūs pasakytumėte dabar, kad aš su viena ranka čia pasidažiau? Ne. Atsakiau už jūs, bet aš manau, kad jūs nepasakytumėt. Gerai, ką darom? Kokį dedam lūpdažiuką? Ką mąstom? Gal kokį lipglosą dedam? O gal ne? Nežinau. Mąstau, bet nežinau. Reiktų gal kažką dėti sunkiau, kad būtų. Žiūrėkit, dedam nude lipstiką, bus sunkiau užtepti, tai bus įdomiau. Bet šiaip aš savim didžiuojuosi, gan makiažas pasisekęs kaip su viena ranka. Gerai. Sakau, bus sunkiau, bet kad čia labai greitai pasidarė. Nu va, klausykit, palaukit, dar ne viskas. Aš jau norėjau džiaugtis prieš. Nesakyk op, neperšokęs griovio. Tai dar ne op. Dar turim pasipurkšti su setting spray'um. Su viena ranka. Gerai. Kas čia nutiko? Kai davė čiurkšlį į veidą, kažkas užstrigo? Nesuprantu, sugedo. Mano setting spray'us kažkodėl purškė tokiom čiurkšlėm. Nu bet va, makiažas done ir buvo nenaudota ranka viena. Tai, nežinau, vertinam. Eyelineris, žinot, blogą dieną ir man taip eyelineris gauna su normalia ranka, su abiem rankom, tai normaliai, man antakį labiausiai matos, nes dabar, kai žiūriu, tai šitas daug storiau gavos už šitą, čia padegėlė netokia, bet nėra tragiškai, tai aš vertinu 9 iš 10, žodžiu, yra kur tobulėt, bet man visai patinka. Ir tikiuosi jums patiko su manim pasijuokti, pasižiūrėti, kaip aš čia mėginu tą makiažą pasidaryti ir kaip visai man gavo. Senai norėjau tą challenge padaryti, buvo prašymų, kad padaryti kažkokį makiažo challenge, tai pagaliau padariau ir tokį, kuris susijęs su dabartinė situacija, tai labai linksma man buvo. Tai tikiuosi jums patiko, jeigu patiko, būtinai palaikinkit, pasubscribinkit ir paspauskit tą varpelį, kad niekad nepraleistumėt mano video. Taip pat pasiekite mane Instagrame gerda.ris bei TikTok'e gerdaris, ten visat jūs laukiu, o dabar iki kito video.